aš esu Ingrida iš grupės 6-9 danguje. Šiandien atsikėlė iš ryto ir galvoju, kad šiandien tą dieną, kai aš fotografuosiuos, nes kažkaip gražiai atrodo. Čia esam ne pirma diena, stengiuosi kiekvieną minutę išnaudoti savo naudai, savo sveikatai, kvėpuoju grinu oru ir gerai laiką leidžiu. Šiandien, manau, bus ta diena, kai ir įsiamžinsiu šitoj gražioj vietoj. Galvoju, kad tai galėtų būti koks nors Nidos švyturys, pavyzdžiui, arba koks senovinis laivas, kad tai būtų labai autentiška. Tas autentiškumas, man atrodo, pasireiškia per tos senus laivus. Kadangi viskas fotografuojama gamtoje, tu gali pasijausti kaip, iš tikrųjų kaip ir yra, kad mes gamtos kažkokia dalelė, gali atsigulus ant žolės pasijausti irgi žalytę arba kopose smėlių. Iš tikrųjų labai graži idėja ir man jinai labai patiko, dėl to aš ir čia. Feel the moisture in between your toes. Aš esu žiauriai laiminga, man labai patiko, labai iš tikrųjų vieta graži, nuostabi, ta jūra veikia neapsakomai, suteikia nuotaikos, kažkokio pakelumo, tas senas laivas, viskas labai fainai ir sugebėjau, man atrodo, įsijausti ir man atrodo labai bus graži nuotraukų, pati laukiu, nesulaukiu, kada pamatysiu rezultatą. Bijojau, kad įkrisiu, kad sušlapsiu ir mane čia trauks pusę valandos iš to šalto vandens ir dar vaikščiojo vorai po mane, o kas man yra katastrofa. Aš, žinokit, perlipau čia per visus savo baimės, bet viską sugebėjau, padariau, aš manau, kad tikrai fainai. Per fotosesiją leidau savo daugiau, negu tikėjausi netgi iš savęs. Vienas iš pirmųjų, kas sužinojo apie fotosesiją, tai aišku buvo mano kolegės, kadangi jos jau tai praėjo. Tiek Goda, tiek Nijolė jau fotografavosi šitam vakaro žinių kalendoriui, tai buvo įdomu sužinoti jų nuomonę, kaip viskas vyksta, kaip kas, nes man tai yra tikrai nauja patirtis. Labai patiko ta koncepcija, kadangi tai viskas vyko gamtoje. Buvo bendravimas ir susiliejimas su gamta, kai galėjai pasijausti tiesiog jos dalimi ir atrodyti labai natūraliai ir gražiai pačiai savo. O čia nieko per daug nėra, tiesiog gamta ir tu. Aš skaitydavau knygas vaikystėje apie piratus, man kažkodėl labai ta tema yra artima. Tas toksai įvaizdis labai giliai sėdi viduj. Stengiausi tikrai nebūti aš Ingrida. Turėjau tokią galimybę pasijausti kažko kitu. Viskas buvo gražu ir makiažas, tiek plaukai, tiek visas įvaizdis buvo labai tam laikmečiui atitinkamas ir tas laivas kažkaip labai įkvėpė visai nesijausti Ingridai. Nida yra mažas rojus.